sakysit, vyksta kažkokia reforma, sveikatos apsaugoje, vyksta kažkokia reforma švietimo mokslo, bet aš noriu labai aiškių tikslų. Nu, pavyzdžiui, jeigu dabar čia sėdėtų švietimo ministerijos atstovai, aš jų paklausčiau, tai kaip mūsų šitos reformos rezultate bus apversta piramidė, kuri dabar egzistuoja švietimo ir mokslo sistemoje, ar nebus? Tai yra, pas mus yra į proftechninės priimami jaunuolių 2 kartų mažiau negu ES vidurkis, o į universitetus matyti ten kokius 1,5 karto daugiau. Tai yra, mes jeigu lygisim Lietuvą su Vokietija, o mūsų ekonomikos labai panašios ir čia dominuoja apdirbamoji pramonė, mes matysim tiksliai atvirkščiai. Pas mus praktiškai visi mokiniai nueina į universitetus, gerokai mažiau į kolegijas, į profesinės mokyklas iš vis nelieka. Rezultatas, nepaisant dabar baisios bedarbystės, konkrečios įmonės, kurios užsiima eksportu ir panašiai, kai jiems reikia rasti kvalifikuotą darbininką, net dabartinės bedarbystės sąlygom jos jo negali rasti. Jų tiesiog nėra laisvų. Nepaisant to, kad ieško čiurlenimo be daug. Čia žinoma, specialistų rengimo sistema labai ir labai kalda. Taigi, ko norėtųsi paklausti, jeigu mes turime planą pertvarkyti švietimo ir mokslo sistemą, turi būti labai aiškus galutiniai tikslai. Tai yra, ar bus paklausa, užsakymas, valstybinis užsakymas, ruošiant specialistus, derinamas su visuomenės ir ūkio paklausa, ar nebus? Bus keičiama struktūra, ar nebus? Nieko panašaus aš nežinau, manau, kad to tiesiog nėra. Todėl aš ir drįsiu sakyti, jokios rimtesnės pertvarkos plano viešojo sektoriaus kol kas nėra. Taigi, jis turėtų būti. Žingsniokim toliau. Žinoma, turėtų visiškai būti aiškus planas, kaip padidinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, tai yra kaip pagerinti verslo sąlygas ir investicinį klimatą. Pasikartosiu, jeigu mes šito nepadarysim, mes nesugebėsim pritraukti ženklesnių užsienio investicijų į Lietuvą. Be ženklesnių užsienio investicijų prasiveržti eksporte yra labai ir labai sunku. Kodėl? Ne todėl, kad čia labai jau toj Lietuvoje pinigų trūktų, o todėl, kad pasaulio ekonomika tapo globali. Įsiskverbti į verslo grandinės įmoniai neturinčiai ryšių, neturinčiai partnerystės ryšių, neturinčiai vardo yra labai ir labai sunku. Kodėl ta pati Lifosa buvo ant bankroto ribos ir staiga nupirkę rusai, ją išgelbėjo ir tai tapo ko nepatraukliausia Lietuvos bendrovė biržoje. Todėl, kad nupirkęs didžiulis koncernas, Lifosai davė savo produkcijos platinimo tinklus, per kuris buvo labai lengva platinti produkciją, ir davė savo tinklus, kuo pigiau nupirkti žaliavas. Jeigu būtų tai, aišku, ne tokia paprasta įmonė kaip trąšų gamyba, o būtų kokia sudėtingesnė įmonė, dar galima būtų sakyti, kad strategijos vadovas atneštų ir savo know-how. Tai yra ir savo licenzijas, mokymą dirbti ir panašiai. Taigi, Lietuvai reikėtų daryti tą patį, ką daro estai. Kovoti kiek įmanoma, siekiant pritraukti rimtų užsienio bendrovių gamybą į Lietuvą. Žinoma, galimas ir kitas variantas, nebūtinai vilioti esamas įmonės, galima dėti labai daug pastangų, duodant papildomas lengvatas toms įmonėms, kurios jau veikia Lietuvoje, už tai, jeigu jos sutiks plėsti gamybą, perkeltamos daliai gamybos vietų iš kitų šalių. Tai būtų galbūt net dar greičiau veikiantis ir perspektyvesnis planas. Na, užsikalbėjau aš čia ir norėčiau dar daugiau visokių tų idėjų padėsyti, kaip ir priklauso idėjų forume, bet aš gal pabaigsiu vienu tokiu pasiūlymu. Vis dėlto norėtųsi kažko konstruktyvaus. Tai yra tų idėjų, kur aš prisakiau čia dabar jums, daugybė čia matyti jų nepriklausomai ir sakyta įvairiausių ekspertų. Tai vis dėlto, o dabar jeigu ponas Robertas Dargis paklausų, tai vis dėlto, nuo ko pradėti? Nu, pasidalinom idėjom. Ką mes čia galim padaryti? Kas turėtų girdėti, bus nelabai girdi galbūt, o jeigu ir girdėtų, nu ir kas perskaito. Man tokia vienintelė mintis, kuri ateina į galvą, aš manau, kad tikrai nepakenktų, jeigu Lietuvoje, Vilniuje konkrečiai, atsirastų darbingai veikiantis klubas, kuriame rinktųsi vedantieji politikai, vedantieji verslininkai ir galbūt kai kurie ekspertai. Bet jis būtinai turėtų būti darbingas. Tai ne taip prie arbatos pasikeitėm nuomonėm. Tai yra, jis būtų su sekretoriavimu, su datomis, su, reiškia, užrašymų sprendimų, nutarimų ir panašiai. Nes šiuo metu
tikrai trūksta kažkokio tai konstruktyvaus bendravimo tarp akademinės visuomenės, tarp verslo ir tarp politikų. Kaip žinoma tą padaryti, nežinau, galbūt toks klubas būtų pirmas žingsnis. Žinoma, tame klube turėtų būti visų politinio spektro vedančiųjų politikų, jokių būdų čia ne vienos. Tai yra, gal tai būtų netgi ir vieta, kur opozicija su pozicija kažkiek apsišaudytų ir pasikalbėtų dalykiškiau. Nes viena iš Lietuvos bėdų yra nepaprastai aštri pozicijos ir opozicijos priešprieša. Situacijoje, kada mes esam gilioj krizėje ir reikia tikrai labai rimtų sprendimų, faktiškai tada, kai yra Seimas pasidalinęs į dvi lygias dalis ir priešprieša yra labai aštri, praktiškai to padaryti neįmanoma. Nes bet koks rimtesnis sprendimas, jis nesulaukia tada visuomenės palaikymo. Nu ir dar yra labai Lietuvą apsunkinanti situacija. Šiuo metu labai nekonstruktyvi yra žiniasklaidos pozicija. Čia, žinoma, ne mūsų jėgom tą pakeisti, bet bent tą konstatuoti reikėtų. Na, tai ką belieka palinkėti. Nu, palinkėsiu, kad bent toks klubas atsirastų, vis bus kažkokia viltis. Taigi, linkiu sėkmės šitiem dalyviam jų gerose siekiuose. Tai ačiū dėmesį.